Čia yra Lego Random liūtas ir šiandien aš jam statysiu namą. Ką aš žinau, jisai turėtų būti kartu su Robinu Hoodu. Tai pirma, aišku, pakalbam apie patį žmogeliuką. Man labai patinka tiek daug dizaino ant kojų, dūlmaudit kojos, aišku, dar ant rankų yra dizaino, bet tasai kaip labai, nelabai, aš nežinau kaip jį uždėti tiesiog. Tai turės atrodyti šitaip. Tai čia pirmą reikia tą istoriją papasakoti. Iš jo Robinas Hoodas pavogė visus pinigus. Ir jį išmetė iš tos, nežinau kur jisai, aš niekada nežiūrėjau filmą. Ir jį išmetė. Nes ką žinau, Robinas Hoodas vogė iš jo pinigus ir duoda tiems, kurie neturi daug pinigų. Geras žmogus, ne kaip šitas liūtas. Tai mes jam duosime cargo dealership darbą. Tai aš kaip pastatysiu tokį dok ir prie to doko namą jam. Nes dabar tiesiog košmaras. Atplaukė laivas su labai daug cargo, tai reikia kuo greičiau statyti. Tai jau dizaininau šitą dok. Atrodo visai neblogai. Ir dabar reikia... Kodėl va. Tikiu, čia nauja tas, cargo atplaukė, tai reikia kuo greičiau statyti. Gavau naują kameros laikiklį. Ir va. Ir gali suktis, aišku. Ir dabar reikia namą pastatyti. Namas bus žiauriai mažas, nes jisai neturi daug pinigų, kaip ir sakiau. Tai pradedam namą statyti. Tai čia, kaip matote, jau kol kas aš pradėjau rasti tas detalės, tai pradėsiu dabar pačias sienas dabar statyti. Dabar... Čia, aš matote, iš skirtingų spalvų, nes aišku, kaip aš ir sakiau, jisai neturi daug pinigų. Ir stogas jau buvo pastatytas. Galvojau šitaip. Tai turi ten viduje lovą ir kėdę, tik tai jis, kaip ir sakiau, tas liūtas dabar. Tai padėsim štai čia. Ir dar vienas dalykas, nežinau, kas čia turėtų būti, kad ten neplauks laivams, o čia. Ką aš dar noriu padaryti, yra kranas, bet aš neturiu jokių kranų detalių. Tai netgi nežinau, ką padarysiu. Dar pastačiau šitą kaip ir variklį ir padėsiu už jo namo. Ten paslėpta. Ir gal dar apsaugoti, jeigu bus kaip banga. Ten. Okay. Tai ir viskas. Sugebėjom padaryti mažiau negu 4 minutės šitą. Per vieną dieną žiauriai lengvas buvo. Ir kaip tik laiku atplaukė tas shippingas. Tai dabar reikia visus sudėti čia. Taigi matote, jau viskas pabaigta, viskas sudėta. Dabar liūtas šitas. Gali eiti ir enjoyinti savo namą. Tai padėsime jį ten ir vėl reikia tvarkyti. Ir aš jau filmuoju virš 4 minučių. Tai bus jau viskas, tikiuosi, kad jums šitas patiko. Vis tiek vis dar geriausias yra mano opinionė Mickey Mouse'o. Ir kitame matysite Pocahontas. Aš šiandien pradėsiu statyti, nes noriu kuo greičiau tai pabaigti ir jau finalį padaryti. Taip, čia jau bus paskutinis, nes Tianos aš neberandu ir kitų aš jau visai tų blind bagų neberandu parduotuvėse.
Tai ja, čia jau bus paskutinis ir tikiuosi, kad jums patiks finalas. Žinote ką, sujungėme Pocahontas ir Liūto į vieną video. Taip, į vieną. Aš pasakiau. Tai aišku, pradėsime nuo pačio dizaino, žmogeliuko apžvalga. Man žiauriai patinka ranka ir pats žmogeliukas visas. Tai kur aš statysiu, jeigu jau matėte, jau turėjote pastebėti, čia yra šitos dvi salos ir aš ant jų statysiu. Aš jau kaip tik jau seniau buvau pradėjęs dizaininti ir pastebėjau, kad yra mažai detalių, tai aš sugrioviau. Bet palikau grindis, tai aš to parodysiu. Tai štai yra grindis, jeigu galvojate, kodėl čia Snot Brick, nes aš prijungsiu šitą. Atrodo kaip Legal Building Technique, bet ne. Ir dar pridėsiu šitą. Ten jau pirmas interjero dizainas yra viduje įdėtas. Ir aišku, reikia užbaigti pilnai namą. Aš nežinau, ar šitas kaip skaitosi, aš nežinau, ar šitas tinka. Aš neturiu daug tokių kaip ir medienos detalių. Tai toksai bus labai, ir toksai stogas. Aš neturiu daugiau detalių stogui. Čia viskas gerai. Jo. Tuoj. Tai štai ir namas. Dabar, aišku, reikia interjerą. Oh my god. Interjeras mano mėgstamiausia dalis, bet, kaip ir sakiau, neturiu tokių ir detalių, kad tiktų šitam filmui. Tai paėmiau moliūgą, kaip ir sakiau, žalma po biškį dingsta. O, skydas. Tai moliūgas keliaus čia ant stalo irgi. Po to, kai aš sugriausiu, aš atgal. Taip, turėsiu sugriauti, nes turėsiu kažkodėl. Ir skydą aš negaliu niekur henginti. Žinau, šitas turi būti mano Ninjago series, bet tai yra labai mažas detail. Aš nežinau, kaip aš netgi pakabinsiu ant sienos. Pala. Aja, turi. Pala, reikia pirmą patikrinti, kokio dydžio ta detalė. Ai. Čia tik tai small detail. Niekas nelį tikriausiai ir nebuvo pastebėję, tik tais dabar. Ir tipo galima vaidinti, kad niekad tai neatsitiko. Paimam šitą, šitaip ir vis dėlto šitą čia. Jeigu norėsime dar kai ką henginti, tai prie ir nieko tu čia darai. Paimam šitą. Ir galime, aišku, paimam visą tiesiog sieną iš čia. Ir va. Dar kažko trūksta interjerui, bet nelabai. Žinau, ką galime įdėti. Nes, taip, atrodo labai empty. Ir kažko, aišku, reikia. Ir nelabai žinau ko. Aš galvoju įdėti chimney, bet aš nemoku dizaininti. Ir aš galiu parodyti, kaip atrodo. Va, ištakau, nesąmonė. Tai, gal vis tiek galime uždėti kažkur ant stogo.
Pavyzdžiui, čia ir atrodys šitaip. Bet vis tiek reikia interjero, viduj. Ne ant išorės, o viduj. Ką galėtume įdėti? Žinote ką, tiesiog paimam kokį vieną šitą. Šitą sukrausime į šitą dėžę. Nu ir taip, kodėl šitas ten yra. Reikia daugiau interjero, mes šitus čia įdėsim. Galime pasakyti, kad jinai užsisakė tą dėžę ir tą vazoną. Tai, jo. Ir jau viskas, jau šitas video 10 minučių ilgio. Laikas šitą papleisinti atgal, kur turėtų būti. Aišku, čia. Kur Pocahontas? Ai va, Pocahontas, okei. Tai Pocahontas, aišku, gali eiti ir gyventi tam name. Kai dabar aš dar biškį dėsiu dizaino. tą akmenį tokį, va kaip atrodo, ir laukite finaliai. Viso gero.